Taip, tai laba diena. Viena iš taisyklių vaizdo konferencijų reikia jas pradėti laiku. Nes kiti žmonės kažkur nutolę, jie irgi sėdi, laukia, kada kažkas prasidės. Va, tai čia, kaip supratau, yra ir laukiančių, tai yra ir sėdinčių kažkur tai, stebinčių, nes mes transliuojam šitą paskaitą. Bus vaizdo įrašas ir jūs galėsite paskui grįžę peržiūrėti iš naujo, ką mes čia prikalbėjom. Tai taip, esu Saulius Preidys, elektroninių studijų egzaminavimo centro direktorius ir nutariau pats šitą paskaitą pravesti, kadangi turiu, ne tik tai esu kažkoks administratorius, bet ir dėstytojas. Dirbu komunikacijos fakultete, dėstau magistrantams ir šitą vaizdo konferencijas naudoju praktikoje. Tai parodysiu, kas tai per daiktas ir galbūt pasidalinsiu savo patirtim, kaip tai man sekasi. Va, tai šitą seminarą mes jau norėjom padaryti senai, bet vis atsirasdavo svarbesnių, ten Moodlas, testai ir taip toliau. Bet dabar pabandysime, reiškia, toks laiko tarpas, kad, minutėlė čia dabar man kalba. To aš išjungsiu garsą, kad man nekalbėtų prie manęs. Minutėlė. Kur aš paslėpiau tą langą? Nesvarbu. Taip padarys. Taip, tai kas tai yra ta vaizdo konferencija? Galbūt kalbėsiu plačiaja prasme, tai nebūtinai paskaita. Gali būti paskaita, gali būti, ką mes labai plačiai naudojame, tai, sakykim, partnerių susitikimas, projekto partnerių susitikimas, sakykime, kodėl važiuoti dėl valandos laiko į Klaipėdą, jeigu mes galime susijungti, aptarti reikalus ir nuspręsti, ką toliau darom. Tai yra kalbėjimas realiu laiku. Bendravimas realiu laiku, nutolus, gali būti nutolę respondentai, gali būti užsienio, jokių problemų, čia nėra atstumas laiko, problemas jokios nedaro. Svarbu, interneto ryšys geras, ką Lietuvoje mes tikrai turim ir problemų dėlių nekyla. Vaizdo konferencijos reiškia, mes galime ne tik tai kalbėti, mes galime demonstruoti vaizdinę medžiagą, reiškia skaidrės, galima demonstruoti kažkokius filmus, tai vėlgi, ką mes darome per paskaitas, reiškia, vėlgi galimybė panaudoti šitas technologijas. Va, tik šitas seminaro galbūt pagrindinis mano toks tikslas parodyti, kuo skiriasi paprasta paskaita, jeigu jūs skaitote paprastai paskaitą ir naudojatės telekonferencijų būdu. Aš parodysiu, sakau, ir pavyzdžiais, pamatysite, kad galbūt ir blogais kai kuriais pavyzdžiais pademonstruosiu. Taip, pažiūrėsime, kaip čia pas mus veikia. Va, dabar kokia yra specifika. Aš kalbu, jūs kalbate prieš paskaitą, matote daug akių, daug žmonių, matote reakciją tų žmonių, ar jūs galite sekti, sakykime, jeigu matote, kad auditorija snaudžia, jūs galite kažkokį tai linksmą dalyką, humorą pasakyti, pažadinti juos, vėl kalbėti. Dar skaitant paskaitas vaizdo konferencijų būdų yra sudėtingiau kontroliuoti auditoriją. Jie visi yra nutolę, aišku, jūs galite juos matyti, priklausomai nuo kokios technologijos taikys, aš jums parodysiu paskui. Bet reikia šiek tiek yra specifikos. Na, pavyzdžiui, aš dabar skaitau paskaitą ir žiūriu į jūs. Tie, kurie stebi mane per internetą, jie mato, kad aš nusisukęs, aš žiūriu ne į juos. Reiškia, jeigu aš noriu kreiptis į studentus, aš turiu žiūrėti tiesiai į kamerą. Tada dabar aš šiuo metu, žiūrintis internete, reiškia, jie mato, kad liktai aš bendrauju su jais. Va, tai yra tokios nedidelis specifikos veiksmai, galbūt aš per daug vaikštų. Na, aš jau stengiuosi labai daug nevaikščioti, bet yra dėstytojai, kurie, sakykime, Kauno technologijos universitete, kurie skaito paskaitas, dėstytojas sėdi ir jis net neatsikelia. Visą paskaitą jisai prasėdi prie kompiuterio, skaito paskaitą. Yra dėstytojai, kai man tenka kartais diskutuoti, yra dėstytojai, kurie, nesako, aš negaliu, aš turiu vaikščioti, aš turiu parodyti, aš turiu kažką nupiešti. Tai vėlgi, reiškia, jeigu turim techninį personalą, kuris filmuoja,
Taip, gaudo tą dėstytoją. Bet vėlgi, nereikia labai staigių judesių, nes galiu pabėgti iš kadro. Aš juk nematau dabar šiuo metu, ar aš esu kadre ar ne. Aš galiu pabėgti. Techniškai tvarkinga gerai įrengtose auditorijose yra televizoriai. Yra ekranai, o dėstytojus aš dabar matyčiau, ką mato visi. Tada aš galėčiau ar į vieną pusę paeiti, ar į kitą pusę ir taip toliau. Taip, tai reiškia bendravimas, komunikacija yra problema, reiškia, ir kur gali būti problemas, techniniai trikdžiai. Dažnai dėstytojai gal nenaudoja tos technologijos dėl to, kad nepasitikė techniką. Kas bus, jeigu nutruks internetas? Nulūš internetas, taip, mano, aš susikviečiu visus studentus, visi laukia ir čia neveikia internetas. Taip, tai yra taip, suprantu, tai yra techniniai trikdžiai, bet yra sprendimai, ir kuriuos aš juos bandysiu ir parodyti. Va, ar tai reikia? Ar to studentams reikia? Aš jokių nedariau, jokių apklausų. Jūs žinote, kad studentai patys gali semestro pabaigoje atsakyti klausimyną apie jūsų dėstomą dalyką. Informacinė sistema yra, ten jūs gali. Tai čia atsakymų labai nedaug. Vienas, buvo 8 pas mane magistrantai, vienas atsakė, tai 1/8. Ir aš jums paskui parodysiu praktiškai, kaip tai viską dariau, kadangi magistrantai visi buvo dirbantis. Jiems paskaitos buvo penktadieniais nuo 3 valandos. Taip, tai reiškia, jie dar darbė praktiškai turėjo būti, mes nukėlėme trupučiuką pastumį į 5 valandą penktadienį, bet ir tai, kai kurie nespėdavo ateiti, tai aš leidau, naudojantis video medžiagą, video sistema, jiems dirbti iš savo darbo vietų. Reiškia, dalyvaudavo paskaitoje. Aš skaitydavau paskaitas auditorijai, kiek ateidavo tiek, ateidavo pradžiai, buvo labai nepatiklus, ateidavo visi praktiškai, vėluodami ir dar kažkaip tai. Paskui po trupučiuką pradėjo auditorijai mažėti. Buvo 5, 4, galų gale liko 2. 2, kurie vaikščiodavo pastoviai mano paskaitas iš 8. 5 stebėdavo iš savo darbo vietų, mes bendraudavom, užduodavom užduotis, diskutuodavom. Vienas nei paskaitas vaikščiodavo, nei internete stebėdavo. Čia jis atrodo iškrito. Va. Tai vienas iš tų variantų, vienas, kuris, kaip matau, iš tų, kurie dalyvavo nutolę, jiems tas variantas patiko ir atsiliepimas buvo teigiamas. Dabar kokie yra tipai vaizdo konferencijų? Tai pats paprasčiausias, kai 2 vartotojai, 2 pašnekovai kalbasi tarpusavį, turbūt puikiai žinot Skype sistemą, tai reiškia, kai jūs prisiskambinat ir vienas tarpusavį bendraujat. Kitas variantas, kai yra kažkoks, kai yra serveris, mūsų atveju, tai yra kažkur serveris padėtas specialus, kur kreipiasi tuo adresu jungiasi studentai ar kiti dalyviai ir jie bendrauja daugiašalė, taip vadiname. Taip, kai mes galime bendrauti gana neribotas skaičius vartotojų. Ir yra kitas variantas, kai vienas kažkoks klientas atstoja kaip serverį. Čia vėlgi galima pavadinti kaip ir Skype'as, prie kurio galima prisijungti. Kiti gali prisijungti prie, bet tai buvo mokama paslauga, reikėdavo už tą džiaugsmą mokėti. Va, tai tokios konferencijos, tokie tipai yra naudojami. Ką mes galim pasiūlyti? Aš paskui praktiškai pademonstruosiu. Mes galime pasiūlyti štai ir tokias konferencijas, kai jūsų studentai gali iš bet kur jungtis štai į tam tikro adresu. Galima pasiūlyti, kad jūs galėtumėt konsultuoti studentus tiesiogiai, face to face, sakykime, nutolus. Va. Ir vėlgi galime ir tą variantą pasiūlyti. Šiuo metu, sakau, mes teikiame visas šitas paslaugas. Tai, čia trupučiuką kalbu teorijas, jūs man lengviau kalbėti, kadangi jūs čia, tikiuosi, skaitėte šiek tiek. Tai kokia klasifikacija gali būti, tai yra dvišalis, kai tai nebūtinai 2 žmonės kalba. Taip, tai ir gali būti keli žmonės, kaip sakiau, projekto dalyvių pasitarimas, susijungiame ir kalbamės. Ir klasės auditorijos. Šita konferencija yra sudėtingesnė techninė prasme, techninė įranga. Turi būti, taip sakiau, šita auditorija nėra įrengta taip, kaip man norėtųsi.
yra kamera, viskas gerai, tačiau aš galėčiau transliuoti tą paskaitą, bet jeigu tie žmonės, kurie sėdi kažkur išorėje, toli, jie mato tik tai mane. Taip, realiai turėtų matyti ir auditorija, kas vyksta. Jeigu kažkas, pavyzdžiui, jūs užduodate klausimą, turėtų matyti, kas užduoda klausimą. Dabar, jeigu jūs užduosite klausimą, toks fonas bus iš kažkur tai ateina, kad kažkas paklausia. Taip, tai jau sakau, čia yra auditorija, turi būti specialiai įrengta. Kaip sakiau, ir tas televizorius, kur dėstytojas mato, kaip jis pats atrodo, kaip jisai elgiasi. Ekranas privalomas, tai yra toje vietoje, kur jūs matysite skaidrės. Vėlgi, idealiu atveju yra dar vienas ekranas turėtų būti, kur matytųsi visi prisijungę dalyviai, tie, kurie dalyvauja iš išorės. Kameros turėtų viena tai ir būti privalomas dalykas, bet šiaip turėtų minimum 2 būti. Mikrofonai vėlgi įvairūs, jūs matot, aš turiu mikrofoną prisisegęs, tai yra lektoriaus mikrofonas, kuris yra pastoviai įjungtas. Aš galiu būti bet kur, vis tiek garsas kokybiškas girdėsis. Jeigu vyksta diskusijos, yra tokie specialūs mikrofonai foniniai, kurie surenka auditorijos garsus. Reiškia, jeigu aš padedu va čia va tą mikrofoną, mes irgi tai naudojame, tai bet kuris paklausė, gali paklausti to klausimą, bus išgirstas. Jeigu vyksta didelės konferencijos, matėte turbūt auditorijose būna visada merginos ar vaikinai, kurie pribėga ir prineša mikrofoną, radio mikrofoną, paklausti, nes tada būtinai turi būti garsas. Jeigu, vėlgi čia trupučiuką gal prie to etiketą, jeigu jūs darote paskaitą, ir dabar aš darau paskaitą, sakykime, jeigu jūs manęs kažko klausite ir neturite mikrofono, realiai aš turėčiau pakartoti klausimą. Nes tie žmonės, kurie yra išorėje, jie jūsų negirdės arba blogai girdės, o girdės tik mano atsakymą. Nes čia tokie pamastymai. Kompiuteris, aišku, čia kas be ko, internetas, kompiuteris, prie PowerPoint, aišku, nereikia prisirišti, bet tai tie, kad jis yra populiariausias pas mus, tai aš dėl to parašiau. Projektorius irgi svarbu, mūsų atveju aš turiu išmaniąją lentą. Dar labai geras dalykas, jeigu vartotojas vaikšto, toliau nebūna prie naudoti štai tokį įrankį. Čia problema ta, kad aš kažkur auditorijai palikau vieną galiuką ir jisai dabar neveikia. Taip, bet tai yra patogus įrankis, kad jūs galite skaidrės perjungti, nereikia prieiti prie kompiuterio ir perjungti skaidrės. Mano atveju aš galiu pirštu paspausti ir perjungti skaidrės. Dabar techninės problemas. O iš karto sakiau, kad jeigu jūs darote paskaitą nuotoliniu būdu ar vaizdo konferencijos būdu, pagal rizikos valdymą, visada galvokite apie techninės problemas, kurios gali atsitikti. Tai dabar kokios problemas. Jeigu, sakykime, jūs transliuojate, vėlgi aš galiu pavyzdį pasakyti, mūsų TVM-as naudoja vaizdo konferencijų metodą, turi profesorių iš Amerikos, kuris skaito paskaitas, jeigu neklystu, penktadieniais 4 valandą, todėl, kad Amerikai tuo metu yra tik tai 9 ryto. Ir jis skaito vaizdo konferencijų būdu, tai naudojant tą mūsų sistemą, tai privalomas dalykas, kad būtų techninis darbuotojas būtent mūsų pusėje. Nes jau kažkas tai įvyktų, kad būtų galima išspręsti. Vėlgi tai yra rizikos valdymas, sakykim, ką daryti, jeigu nulūžo kažkas, garsas dingo ar dar kažkas. Reikia paprasčiausia pasiruošti užduotis, susiskambinti, perduoti, kad perduotų studentams, kad jie galėtų dirbti. Tai, sakau, nereikia jokiais būdais išsigąsti to dalyko, nes yra, jeigu jūs darote vieną, sakykime, darote paskaitą, aš jums parodysiu, kaip tai galima daryti, tai tada, aišku, jūs esate atsakingas. Aš šiandien ramus, todėl, kad yra žmonės, kurie rūpinasi ir jeigu kas, tai mes nurašysim viską ant jų. Taip, aš nekaltas. Taip, dabar, jeigu mes kalbame, aš minėjau, kad tai yra sudėtingumas tas, kad jūs dažniausiai nematote studentų. Todėl kai kurie dėstytojai mėgsta daryti taip, kad skaito paskaitą
realiems studentams, kurie auditorijai, tuo pačiu metu įrašinėja ir transliuoja kitiems. Nes tai taip sako lengviau, nes aš vis tiek matau žmonės, dabar aš įsivaizduoju, kad aš vienas vaikščiačiau ir kalbėčiau. Nu, atrodo kvailokai. Bet yra taip. Tai keletą tokių rekomendacijų, vėlgi čia iš literatūros išrinkau. Tai vėlgi, ką turiu pasakyti, vėlgi, aš dabar naudoju tą žodį vėlgi kelis kartus, taip neturėtų būti. Jeigu, sakykime, ryšys blogas užstringa, tai ten gali ir dubliuotis, kartuotis visą laiką. Auditorija. Kam kalbėsiu? Jeigu aš kalbėsiu studentams, vieną kažkokią metodiką taikau. Jeigu kalbu dėstytojams, kitą metodiką taikau. Kodėl kalbėsiu, kaip kalbėsiu? Aš galbūt apstosiu daugiau, kaip kalbėsiu. Turėsiu aš atskirą skaidrę apie tai. Irgi šiek tiek skiriasi. Jeigu aš labai lėtai kalbėsiu, vėlgi blogai. Jeigu aš kalbėsiu greitai, ir, aš dabar kalbu, atrodo, greitai, tai galbūt ne per greitai. Va. Kaip sako, lengviausia mokyti yra, o pačiam tai yra gana sunku. Jeigu taip tiesiai pasakius, aš pradėjau naudoti vaizdo konferenciją tik tai šiemet, nors jau apie tai dirbu jau daug metų, bet pagaliau ryžausi pats išbandyti ir visai pasirodo nieko, visai patinka. Bet šiaip yra sudėtingiau. Yra sudėtingiau, bet nauda tikrai yra. Apie ją aš paskui pasakysiu. Taip, tai dėl sakinių vėlgi patartina kalbėti trumpai sakiniais, nes įsivaizduoju, kad jūs televizorių žiūrite. Tai lygiai tas pats ir studentas žiūri televizorių. Su jumis, kuris jūs ilgai kalbate, ilgai sakiniais, sudėtingais sakiniais ir taip toliau. Gal paskui mes galėsime padiskutuoti, bet šiaip, jeigu turite klausimų, iš karto traukit mane ir klauskite, kol aš dar nepamiršau kažko. Bet apie trukmę labai teko diskutuoti ir su dėstytojais, ir su mūsų kolegomis, kaip jie sako, jeigu aš per 1,5 valandos žiūrėdamas filmą ir tai užmiegu kartais, tai dabar kaip studentas 1,5 valandos galės peržiūrėti dėstytoją su savo sunkių dalykų. Vat ką tik aš dabar grįžau pas prorektorių Dubniką, nes kaip tik irgi diskutavom apie mokymą Vilniaus universitete. Tai yra metodika, vėlgi. Filmą jūs neprasuksit. Aišku, yra dabar tos išmaniosios televizijos, kur jūs galite tą filmą prasukti, neįdomias vietas, reklamas, sakykime. O šitoje vietoje studentas po to, kad gali tą dėstytoją valdyti. Ne dėstytojas studentus valdo, o studentus gali dėstytoją valdyti. Jis gali prasukti, gali palėtinti, gali atsisukti ir taip toliau, taip toliau. Aišku, tai jokiais būdais nepakeis gyvo bendravimą, tai aš nediskutuotina. Tačiau, kuo yra patogu, yra to, sakykime, studentas skaitau paskaitą, daug studentų paskaitoja, ten 30, gerai, 200, 100. Aš negaliu prisitaikyti prie kiekvieno studento gebėjimo. Galbūt vienas lėčiau supranta, kitas greičiau supranta. Jeigu aš kalbėsiu lėtai, tie, kurie greitai supranta, jie neturės ką veikti. Jeigu aš kalbėsiu greitai, tie, kurie lėčiau supranta, jie nebesupras, pasimes ir nieko nebeveiks. Va. O šitoje vietoje, jeigu jūs darote archyvą paskaito, jeigu darote įrašus, vėlgi parodysiu, kaip mano paskaitose yra, studentas bet kada gali klausyti, gali kažką konspektuoti. Jeigu kažko nespėjo, po paskaitos jisai gali atsisukti tą vietą ir paklausyti iš naujo. Įrašas įdaromas tą pačią minutę, Moodle sistemai jis atsiranda tą pačią minutę, pasibaigė paskaita, paspaudėt mygtuką, išsaugojat, paskaita jau, įrašas jau yra Moodle sistemai. Teko diskutuoti čia su viena labai gerbiama ekonomistė, kuri dirba matematikos informatikos fakultete, Maldeikienė, jeigu taip. Tai jinai buvo straipsnį didžiulį parašius, kad dėstytojai, kurie naudoja mokymą, dėstytojai ir studentai yra didžiausi tinginiai. Nes jie įrašo paskaitą ir viskas. Ir daugiau nebeina, ir paleidžia įrašus ir viskas. Jokiais būdais. Tai yra, mano atveju, mano paskaitos yra šių metų. Kitais metais aš vėl galbūt keisiu temas, dar kažką, aš vėl įrašinėsiu. Šitos paskaitos gali būti archyve.
kas norės pasiklausys pernai paskaitas. Bet šiaip, jokiais būdais, aš sutinku su docente, kad negali būti, tai įrašiau ir palikau ir vis. Tai va, čia aš trupučiuką nušokau nuo šito skaidrių, bet vėlgi, keli patarimai, reiškia, pačioje pradžioje, tai vėlgi galbūt nėra labai specifiška vaizdo konferencijoms ir jeigu jūs pritaikysite ir paskaitoms, taip pat yra naudinga, studentas turi žinoti, tai yra apie ką bus tema, apie ką kalbėsite, vėlgi pasistengti nekalbėti banalių frazių, nes yra nereikalingos, aišku sunku, bet norisi kažką pasakyti. Visų uhu, aha, taip toliau, jas kažkaip, jeigu žmogus labai dažnai kartoja, jos užsifiksuoja ir atrodo, kad tik tai apie tai ir tą ir kartoja jose. Tai va šitos dalykus labai patartina išvengti. Aš paskui parodysiu vieną filmuką, kur visos blogybės vaizdo konferencijos yra parodyta. Ir jeigu kas nors pasakys, kad čia vaizdo konferencija, tai va, pamatys, kaip tai atrodo, sakys, oi ne, tik nenaudokim vaizdo konferencijų. Tai yra blogybės. Kai jūs dėstote, vėlgi reikia pasistengti kalbėti trumpai, aš apie tai minėjau, aiškiai, neišsiplėsti labai jau, kaip sakiau, ilgais sakiniais, paprasčiau, naudoti vaizdinės priemonės, jeigu jūs kažką tai, aišku, skaidrės, mes turėsim atskirą temelę apie skaidrės, bet jeigu jūs kažką turite, apie kažką kalbate, visada galite parodyti. Taip, tai daug aiškiau, negu jūs papasakosite žodžiu. Na ir pabaigoje, reiškia, vėlgi darot išvados, galima kažkaip tai apibendrinti visą paskaitą, galima paskaitos pabaigą padaryti klausimai atsakymai. Vaizdo konferencijų būdu, kaip sakiau, tai yra galima. Jeigu naudojate tam kitas technologijas, sakykim, tą vidiją, jūs galite apklausti kiekvieną studentą. Yra Adobe Connect tokia sistema, kur jūs netgi galite padaryti tai, ko niekada nepadarysite bendroje paskaitoje. Tai reiškia, po paskaitos eigoje jūs galite apklausti studentus ir įsitikinti, ar jie suprato ar nesuprato. Reiškia, prieš paskaitą yra parengiamas testas kažkoks, keli klausimai. Jūs kalbate, visi yra prisijungę kažkur tai, mygtuko paspaudimas, pas visus ekrane atsiranda testas, klausimas. Ir jie iš karto turi atsakyti atsakymą. Pas dėstytojų iš karto atsiranda atsakymai, rezultatai ir iš karto matosi, kas blogai atsakė, kas gerai atsakė, kas suprato, nesuprato. Va, tokios įrangos tikrai yra patogesnės. Patogios, tai taip pavadinkime. Na, dėl kalbos greičio aš čia kalbėjau. Galbūt ir aš čia, kaip minėjau, man toks įprotis jau yra, kad aš greitai mėgstu kalbėti, bet vėlgi priklausomai situacijos reikėtų tą kalbą šiek tiek derinti. Negalima, kaip sakiau, labai lėtai, nes labai migdo. Labai greitai kalbėti vėlgi sudėtinga. Jeigu pas kažką yra lėtesnis interneto ryšys, gali būti taip, kad ir kokiai valandai, pusvalandžio aš įsižiojęs palieku. Taip, arba garsas sudėtingai kažkaip tai nesigirdi. Pauzės yra teigiamas dalykas, tai yra patogu, jeigu jūs ar kažką pamiršate, ar kažkas yra, ar norite atsigerti, ar gerklė suskauda, jokių problemų, pauzės nieko baisaus nesudaro, aišku, jeigu jos nėra labai ilgos. Taip. Jūs sakėte, jeigu greitai kalbėsiu, vadinasi, kuo greičiau kalbu, tuo daugiau duomenų kiekis tęsiasi. Ne, čia kartais būna, čia aš ne tik dėl to kalbėjimo. Čia šiaip dėl interneto ryšio kartais būna. Koks minimalus turi būti interneto ryšys, jums siuntimas, pasakykime, nestriktų? Vėlgi, priklauso labai nuo kokybės. Kokia jūs kokybė? Sakykime, kur mes jokių problemų, mes darėm transliacijas 3G iš mobilaus telefono. Jokių problemų. Taip. Tai man įdomiau pats skaičius, sakykime, ten megas pirmin, megas atgal, ten po pusę megas. Aš dabar, žinokit, neatmintinai tų techninių dalykų nepasakysiu, bet
Bet aš galėsiu paskui atsiųsiu, tikrai atsiųsiu, jie yra, jeigu jie naudojama, aš nežinau. Kokybė mažėja. Sakykime, mūsų naudojama įranga. Mūsų atveju tai gali būti pats lėčiausias ryšys. Nes kuo geresnis, tai yra sistema, kuri prisitaiko. Jeigu, sakykime, pas mus yra geras ryšys, geras kompiuteris, ateina vaizdas iki čia, pamato, kad, aš labai taip vaizdžiai kalbu, taip, pamato, kad yra geras galinis įrenginys, jis duoda gerą vaizdą. Jeigu tik pamato, kad aš, pavyzdžiui, per mobilų telefoną, kur yra ryšys lėtas, jisai padaro, taip, jisai prisitaiko, yra senesnės technologijos, visada paleisdam, nustatydavau transliacijai, kokią kokybę transliuoti. Ir tokią kokybę gaudavai. Ar tu turėdavai gerą kompiuterį, gerą ryšį, ar tu lėtą. Jeigu lėtas, reiškia, tu lūždavo tą sistemą. Jeigu tai yra aktyvi paskaita, ne tas, kai sakėte, sėdės, ar ten ne, bet jeigu tu normaliai vykdus studentų, tai tu pirminas kalbo lentos, tai kompiuteriu frustruoja tenai šaukinėjai, sakykim. Tai tokia kamera, turbūt kiekvieną kartą darbuotojo tokio nesikvies, o turi būti kontrolį įrangas įrengta. Klausimas, sakykime, jeigu pataip norėtai, universitetinį tokią galimybę, ar ne? Yra. Vat pavyzdys, TVM-as. Čia, man atrodo, pasiūlyti ekonomikos fakultete yra auditorijos įrengtas, bet jos nenaudojamas. Tai, matot, labai paprastas dalykas. Pastatyti kamerą, pasakykime, ten, taip, ir jūs lakstykit. Nes jis yra labai plačiai apimančius. Jis apims. Aišku, nebus ten kokybė, kad ten viskas labai, bet mikrofoną prisikabinus jūs galite lakstyti. Pasižiūrėkit Stanfordo universiteto vaizdo medžiagą. Jie visą savo paskaitas skelbia savo svetainėje ir visos paskaitos yra filmuojamas. Ir yra įvairiausių. Yra, žinau, vieną žiūrėjo matematiką, tai jis nespėjo gaudyti jo. Ten lentos didžiulės, tai jis ten vienos lentos prie kitos. Taip, irgi specifika, aš negaliu labai taip plačiai lakstyti. Yra priklausoma paskaitos. Taip, dabar dėl vaizdinės medžiagos. Vėlgi yra tam tikri reikalavimai, sakykime, dėstytojai mėgsta vaizdo medžiagą, sakykime, rodyti, jungiau video failiuką ir rodau paskaitoje. Paskui aš grįšiu prie to, pamatysite, kad irgi yra tam tikri, negalima ten uždėti pusę valandos ir demonstruoti. Iliustracijos visada yra naudingos, jos yra kaip jau paprastoje paskaitoje, tik tai pamatysite, kad vėlgi yra dėl pačios skaidrės kokybės. Dėstytojai, aišku, jau moka, bet jeigu pasižiūrėti studentų pateikiamas skaidrės, tai būna gana linksmai. Sakykime, tamsiai mėlynas fonas, raudonos raidės. Ne? Kompiuterė matosi, viskas gerai. Jeigu demonstruosite skaidrę ant sienos, jau kokybė bus labai bloga. Jeigu demonstruosite internetu, gali būti dar blogesnė. Yra tam tikri reikalavimai, aš jums juos ir parodysiu. Yra pagrindinė, reiškia, labai paprastas reikalavimas. Aš tai studentam, kaip dėstau, tai sakau, naudokite šablonus, Microsoft šablonus. Neišsidirbinėkite, nekurkite savo kažko, tai jeigu nemokate, naudokite šablonais, mano paprasčiausias, gal negražu, baltas fonas, juodos raidės, bet jos matosi. Jos matosi bet kur, jokių problemų nėra. Šriftas, nebijokit labai dideliu, reiškia, nesumažinkit, mėgsta 18, 14, jau būna labai mažas. Jeigu transliuojate taškiukais, nubėga tos raidės ir būna kokybė labai bloga. Patarimas vėlgi, rizikos valdymas. Jeigu prieš paskaitą būtų patogu, būtų naudinga, aš jums, pavyzdžiui, išsiunčiau irgi skaidrės su galimybė atsispausdinti. Taip, tai yra skaidrės, kuriuose galite atsispausdinti ir yra galimybė konspektuoti šalia skaidrių. Čia tais atvejais, jeigu, sakykime, dingsta vaizdas ar kažkas, reiškia, studentai turi skaidrės, jie gali žiūrėti. Tai va tas yra patartina.
Na, dėl skaidrių viskas aišku, dėl įrašų. Patarimas toks yra, kad vaizdo įrašai, ar YouTube kažkoks vaizdo filmukas, ar dar kažkas, tai neturėtų viršti 10 minučių. Nes tai nusibosta vien tik tai ir kiti, kurie sėdi kažkur nutolę, jie jau nebeturi ką veikti. Ir, kaip sakiau, visada jau sunkiau kontroliuoti auditoriją. Galima nutraukti, galima užduoti klausimus papildomus, gauti atsakymus, gauti toliau demonstruoti, bet vėlgi tai neturi būti kaip kažkoks tai filmas. Taip, na, vėl keletą tokių nurodymų, patarimų. Nereikia bijoti, visi kamera labai kausto. Jeigu jūs norite pasibandyti kažkada, užeikite pas mus, mes jums suteiksime galimybę įrašyti paskaitą. Jūs pamatysite, pasodinsime jūs prieš kamerą, nieko nėra, 2 televizoriai, matysite save ir pabandykite kalbėti. Atrodo, kol nepradėdė, atrodo viskas paprasta. Aš pats bandžiau kažkada įrašinėti, pradžioje mečiau. Atrodo, pamatai kažką blogai padarėjai, po to netai pasakėjai, liktai kažką mintinai turi išmokti. Užmiršau žodį, dabar jau viskas, jau mane įrašys blogai pasakė. Nereikia kreipdėmėsi. Jūs studentai, aš ir dabar čia galbūt kažką nušneku, jūs matote, jūs viską užfiksuojate. Bet tai nieko baisaus, dėl to nėra. Tai yra tik tai tiek, bet kameros baimė yra. Galbūt ne pas visus, pas mane jinai buvo. Kaip jūs galvojate, pas jūs yra ar nėra kameros baimė? Tai tada kviesiu užeiti, pamatysite, kaip tai. Sakau, esmė, kad jeigu yra studentai, jeigu yra įrašinėjama, nieko baisaus. Bet jeigu nieko nėra ir vien tik tai kamera, pamatysit, kaip tai atrodo. Galėsime mes ir šiandien, jeigu bus norinčių, galėsime pabandyti įrašyti, sakykime, ir iš karto peržiūrėti, kaip jūs įvertinant savo, sakykime, paskaitą. Na, keletas patarimų. Reiškia, vėlgi. Smulkmenos, bet. Vienas patarimas, nereikia tiesti rankų kojų į priekį. Nes jos bus labai didelės pas jūs atrodys. Taip. Kumščiai, jūs atrodos piktas. Pasikartojantis judesiai. Teko dalyvauti kelioje konferencijose, kur yra mikrofonas padėtas ir vienas dėstytojas su tušinuku. Arba ten klink, žinot, galima ten su tušinuku ten tą užsegimą. Atrodo tylu, bet kai yra mikrofonas, viskas girdisi. Ir tas garsas visiems labai nuobodus. Čia galvą stenkitės laikyti, tiesiai eina kalba, jeigu jūs sėdite ir įrašinėjate tą paskaitą. Na, kai vaikštate, tai čia ta galva jau kaip jau taip išeina. Bet jeigu jūs sėdite, tada jau kaip diktorius jūs turėtumėt atrodyti gerai. Na, šipsokitės, čia kas beko. Jeigu jūs būsit pikti, tai studentai bus irgi pikti. Neslėpti rankų ir nesiliaudinti. Viskas labai paprasta. Viskas natūraliai ir šitas skaidrė mano blogai, iš karto pasakau, tekstas yra per mažas, bet labai norėjau sutalpintis, tai surašiau, dėl to aš jums ir nusinčiau, kad jūs galėtumėt pasiskaityti. Labai šitas antras, ekrane nesimuistykite, nesitaisykite akinių, šukuosinės kaklaraiščių ir taip toliau. Šitas, ką jūs dabar parodėte, yra lūpdažis, buvo vienoje konferencijoje. Mes darėme konferenciją tarp universitetų ir viena dėstytoja iš Klaipėdos universiteto užmiršo turbūt, kad kamera įjungta ir jinai pradėjo dažytis, kosyti, dar kažką tai ir taip toliau. Tai šitą reikia visada sekti, kad nepamiršti, kad jūs, nors jūs žiūrite tą televizorių, sakim, taip stebite, jūs nepamirškite, kad jūs irgi esate ekrane. Tai aš paskui sakau, parodysiu vieną filmą, kuris sudėta viskas, ko nereikia daryti vaizdo konferencijos būdu. Jeigu užsikirtote, verčiau patylėkite, nemykite ir taip toliau. Vėlgi tas pats. Labai užsifiksuoja tie visi dalykai. Kosulys, čiaudulys. Čiaudykite, kosykite. Bet nesistengėte užspausti to visą. Būna dar baisiau, kai bandosi čia nuspausti tą visą. Oi, čia dabar kaip aš atrodysiu.
kas? Nu, kosulys. Įsigerkit vandens ir jokių problemų nebus. Kliūtis. Dingsta internetas. Dėstytojas pristatinėja, dingsta internetas, viskas. Blogai. Jau mirtis alyvose. Nieko baisaus. Tu ką darysi? Sakau, jeigu jūs esate numatę, kad tikrai tas gali įvykti, rizikos valdymas, tai turite kažką pagalvoję. Turite pagalbininką, sakykime, kitoje pusėje. Jam paskambinate, duokit darbą, iki tam tikrą tegul dirba, kol viskas bus sutvarkyta. Viskas tas įmanoma. Taip, atsigerti. Būtinai. Jeigu ilgai kalbėsite, aš irgi pasinešiau kavos, sakykime, jeigu ilgai kalbėsite, aš ir paskaitę, nežinau, kaip studentai mane žiūri, aš visada į paskaitą atsinešu ar vandens, ar kavos, ar kažką. Apie kažką tai. Vienas prisiminiau, biškutį poilsiui, vienas, dar aš studijų laikais, aš pats mokiausi ir mūsų dėstytojas pasakoja, kaip jis mokėsi Rusijoje ir vienas profesorius visada labai norėdavo, kad studentai atneštų stiklinę vandens. Reiškia, studentai visada atnešdavo į paskaitas dėstytojų stiklinę vandens. Ir vieną kartą sugalvojo pajuokaut ir vietoj vandens įpylė degtinės. Pastatė stiklinę degtinės, jisai, kaip visada, užsivertė, išgėrė. Nieko. Toliau. Dėsto, pradėstė, išėjo. Paskui, neišėjo, atsiprašau, paskaitos pabaigoje pasakė. Čia rusiškai, manau, suprasit. Sako, приятно работать с приятными людьми. Va. Tai šitas dalykas tikrai nieko baisaus, atsigerti visada reikia. Žvilgsnis. Aš jau kalbėjau apie tą žvilgsnį, kada aš dabar, sakykime, žiūriu į jūs, internete visi mato, kad aš į juos nežiūriu. Jeigu aš, sakykime, jūs norite konkrečiai kreiptis į studentus, tikrai turite tada pasižiūrėti į kamerą ir tada klausti. Jeigu jūs dabar aš klausiu, kaip jūs galvojate nutolę? Jie nesupras, ar aš į juos žiūriu ar ne. Va. Ir čia tas viskas surašyta. Pabaiga, išvada, kad, kaip sakiau, kad būtinai reikėtų žiūrėti į kamerą. Apranga. Aš dabar esu apsirengęs nelabai tinkamai vaizdo konferencijai. Kaip galvojat, kas netinka mano aprangoje? Taip, netinka mano marškiniai. Šiaip labai populiarūs, daug kas nešioja tokius, viskas su jais gerai. Tačiau tie, kurie žiūri internete, bet tose akyse pas juos mirguliuoja. Mirguliuoja? Per mažas vaizdas, ja. Bet šiaip galit. Tai yra toks vaizdinis efektas, kur yra čia, kadangi vaizdų filmuoja lentą, taip. Reiškia, kažkas yra baisiau negu mano baltiniai. Sakau, ten, kur yra geros kokybės vaizdo konferencija, čia yra įranga, kuri skirta transliacijai. Bet jeigu įrašinėjimai, tada aukštos kokybės. Ten pamatytumėt, kad ten yra mirguliavimas. Tai irgi yra. Ir spalvos turi, o dirižuoti smulkiai languoti drabužiai yra problemos, nes toks mirgesys gaunasi. Dabar vėlgi spalvos, jeigu įrašinėjom kokybiškai paskaitą, jūs turėtume žinoti, koks bus fonas. Taip, sakykime, pas mus yra mūsų studijų yra mėlynas fonas. Jeigu jūs ateisite mėlynai apsirengę, pavyzdžiui, jūs jau ten ištirptumėt. Raudonas spalva būtų labai gerai, bet mėlynas jau jūs ištirptumėt fonį. Irgi yra spalvos, kurios yra vėlgi iš teorijos surastos, kad žydra, žalia, purpurinė, tai yra jos tinkamas. O sakau, jeigu jūs, aš čia vaikščiačiau baltai ar dar kažkaip, tai vėlgi, ko gero, manęs nelabai ir matytųsi. Jeigu jūs matėte, yra galimybė, sakykime, galbūt YouTube matydavot, kad dėstytojas kalba, o už nugaros skaidris yra. Tai čia yra jau sudėtingiau daromas. Yra iškepamas vaizdas, tai tada jau pas mus mes galime tą dalyką atlikti, arba, sakykime, jūs kalbate už nugaros drambliai laksto ar dar kažkas, tai šitas labai nesudėtingai darosi, mes turim tą įrangą, bet ten yra daroma prie mėlynos sienos, mėlynos arba žalios sienos,
Ir tada jūs neturėtumėte, jeigu prie mėlynos sienos, jūs neturėtumėte turėti jokio mėlyno rūbo tuo metu, jeigu prie žalios jokio žalio rūbo. Ir tada mes galime iškirpti, įdėti, jūs, pavyzdžiui, kurso pristatymas, jūs kažką tai pristatinėjate, ekologiją ir dar kažką, jokių problemų, nes galime, jūs kalbate, mes jūs iškėpame, ten už nugaros jūsų ten dūmai rūksta, kažkokie katilai dega ar dar kažkas. Tai yra labai natūralus kurso pristatymas užsienio universitetuose, tas yra labai populiaru. Ar dar grįžtant, tai aš tai, ką kalbėjau dėl tų rūbų, sakykime, čia su paskaitos, kad mūsų reikalavimus surengti. Jeigu, pavyzdžiui, mes darom konferenciją, tai nors kad būtų video, tai kažkaip bus labai etiškai sakyti visiems konferencijom dalyvimą. Ne, čia aš kalbu apie paskaitą. Bet aš kaip atokų klausimus spręsti, nes, sakykime, visi tam gali ateiti, bet kaip apsirengti. Nu taip ir bus. Vat jūs sakėt, kad aš dabar atsakai nemirgu. Nu tai šiaip turėčiau mirgėti. Bet jeigu nemirgu, nu tai ką, nemirgu. Nepasakysiu, šitoje vietoje, nebent pasakysiu apsirengimo kodą, taip, į konferenciją. Ne, to nebūna, būna visko, ir gerai, paskėsit, kažkoks vienas lektorius arba tik veidas matysis. Būna tokių variantų, mes irgi filmavom, daug transliavom, visokių variantų buvo. Bet čia eina kalba, jeigu jūs norite kokybiškas paskaitas parengti, taip, tada jau ateikite į mūsų studiją, tada jau mes jau pasakysim, kaip jums susirengti reikia. Apie skaidrės. Na, čia aš ir iš pavyzdžių daug radau ir visai nesenai teko Briuselį būti konferencijoje irgi pamatysit, parodysiu, kokią aš skaidrę jums radau, kur labai sėkmingai rodė. Štai, kaip jūs galvojat, kuris piešinukas yra blogas? Na, tai blogesnis, taip. Dešinys, tai čia šitas. Šitas. O kodėl? Ai, dėl kokybės, taip, bet pats pavaizdavimas tame stende. Aišku, čia. Jūs skaitykite šitą, užtenka pažiūrėti ir viskas aišku, taip. Bet tada galima grįžti klausimus, kokią mes informaciją pateikėm, ar jie galima vaizdinę, ar jie galima tai tekstinę. Taip, bet aš labai gerai atsimenu. Pas mus skaitė vienas profesorius iš Belgijos apie mind mappingą, taip, žemėlapis. Yra pusrutuliai, kairysis, dešinysis. Ir jis labai davė tokį labai gerą pavyzdį. Prirašė vieną skaidrę, prirašė pilną skaidrė teksto. Eina paštininkas, apsirengęs mėlynomis kelnėmis, iš paskos atbėga šuo piktas, jisai toks didelis, su didelėm ausim, jisai įsikabino paštininko į koją, paštininkas pradėjo smarkiai šaukti ir taip toliau. Ir po to greitai parodė antrą skaidrę, kurioje yra būtent tas piešinukas. Tai kuris greičiau suprantamas tekstas, ar tas, kuris yra skaitomas, vėlgi aš sutinku, čia yra specifika, jūs galite taikyti savo paskaitai kažką. Bet aišku, jeigu jūs taikot ir piešinuką ir tekstą, aš manau, kad tai yra pats geriausias variantas, yra daug geriau, negu prirašysite ten 3 skaidrės informacijos apie tas bulvytės, kurios yra geras. Štai jums skaidrė. Ar gera, kaip jūs galvojate? Galite skaityti, taip? Bet tai yra bloga skaidrė. Tai yra daug teksto, yra jokių atskirimų ir tokių patartina tikrai nenaudoti, nors prašau, nors parodysiu, Briuselį teko pamatyti labai dar blogesnių. Šriftas. Nereikia, užtenka naudoti 1-2 šriftus. Nereikia labai pasvirimų, pastorinimų ir taip toliau, taip toliau. Nebent tik tą vietą, kur jūs norite, kad kažkas išsiskirtų, kažkas būtų svarbaus. Bet jeigu jūs tokį paduosit, kaip aš jums dabar rodo, tikrai yra labai nekokybiška skaidrė. Fonas. Kaip sekas jums išskaityti, pavyzdžiui, štai šitas. Va. Aš kompiuterio ekrane matau. Šitoje vietoje nežinau, kaip internete, paskui pažiūrėsiu įrašą, kaip ten ar matosi, sakykime, tas raidėmis į foną šviesus, pabandykite įvertinti. Raidės matosi, bet dabar rodo, fonas labai trūkinėja. Va. Taip, dėl visokiausias, tai aiškiai, tokių niuansų yra, kurių patartina gal gražu, sutinku, bet tas netinka online. Keletą skaidrių, pagalvokit, kas čia yra irgi realios skaidrės, aš konferencijoje. Dėl kokybės nekreipkite dėmesį, jeigu ten išsiliejat, čia aš didinau
kad tai visą skaidrė, tai dėl to ir ryškumo trūksta. Tai kaip jūs galvojate, kas blogai šitoje skaidrėje? Tai per daug informacijos, per smulkiai, per daug rodiklių ir taip. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš noriu kaip paskaitą įrašyti ir, sakykime, skaidrę komentuoti, rodo tam tikrą dalį, pabraukti, pažymus, taip toliau, kaip tada. Tai aš tada va čia, jeigu aš va čia tai pasimčiau kažką, tai, žiūrėkit, aš dabar va čia judinau pelę, jūs pas jūs irgi turi judėti. Vėluoja. Tai natūralu, kad vėluoja, nes tada, transliacija trupučiuką... Nepadaryti šitą dalyką, kad aš matyčiau nedvasius dalykus, nes aš čia nematau, ką jūs rodys. Per mažas lakas. Ne, bet jūs matysite skaidrėse. O dabar atsirado, keliai matau. Tuoj atsiras pas jūs, nes sakau, jeigu vyksta transliacija, kažkiek tai užtempia tas transliavimas. Va, tai jūs irgi turėtumėte pamatyti. Ir čia pasiimate tą piešinuką ir jūs galite paišyti, ką tik tai norite daryti. Jeigu ir. Taip, grįžtame prie. Kurgi čia tas mano yra? Va. Dar vienas pavyzdys. Čia, aišku, blogai matosi, bloga nuotrauka, bet turbūt įsivaizduojate, kaip atrodo pati skaidrė. Na, taip, toliau. Irgi per daug informacijos, per daug pribraižyta, nebent reikia labai ilgai aiškinti, kad vat šitą skaidrę būtų galima paaiškinti. Taip, čia konferencija, čia ne moksleivių kažkoks tai viktorina, čia yra konferencijos, sakykime, skaidrė. Dar viena. Ir turbūt užbaigsime Microsoft'o Billo Gateso skaidrę. Taip. Vėlgi, matot, yra kažkokia košė. Tai yra netinkama. Va, tai tiek aš trumpai čia apkalbėjau. Ką praleido, jūs paskaitysit. Ko nesupratot, paklausit. Tikrai bus atsakyta. Bet kada galit, sakau, užeiti pas mus, jeigu reikia kažką, norite kokybiškai. O dabar aš jums pristatysiu 2 įrankius, kur jūs galite praktiškai be mūsų pagalbos, be SECO pagalbos įrašinėti paskaitas, transliuoti studentams, daryti įrašus. Jeigu jūs norėsite kokybiškos kažkokios, tikrai tada jau reikėtų jums atvežėti pas mus ir tada mūsų studijai pabandyti įrašyti, reiškia, tą paskaitą su visomis skaidrėmis, su visku. Dabar ką mes turime? Yra LDM konsorciumas, Lietuvos distancinio mokymo konsorciumas, serveriai yra KTU ir kartu, dirbdami universitetai, sukūrė įrankį, kurio pagalba dėstytojai gali transliuoti paskaitas iš savo darbo vietos. Daryti įrašus, demonstruoti skaidrės, ką tik tai nori. Šiemet mes padarėm dar vieną variantą, integravom visą šitą į Moodle sistemą. Reiškia, jūs galite per Moodle sistemą įsidėti tokį objektą, čia veikla, taip, pažįstamas. Aš paskui praktiškai tą viską parodysiu. Čia yra tokia veikla, paskaitos transliacija. Ten, kur yra testai, pasirinkimai, visi užduotis ir yra paskaitos transliacija. Va. Jūs įdedamas nauja paskaitos transliacija. Čia užrašote, kaip visada, kaip tai atrodys jūsų kurse. Galite prašyti, kas tai bus. Autorius nurodomas. Taip pat, dar kas čia yra svarbu, viešinti VIPS LDM LT. O to vienoje vietoje jūs tada galvokite, dėsite varnelę ar nedėsite. Jeigu varnelę uždėsite, visa Lietuva matys jūsų paskaitą. Prisijungia prie VIPS. Kaip? Ir nuimti, ir ištrinti, viską galima.
Jeigu jūs norite kažką viešai paskelbti, jokių problemų, ar konferenciją kažkokią tai darote, ar dar kažką, galima netgi konferenciją per tą Moodle daryti. Taip, uždedate varnelę ir iš karto serveryje yra viešai prieinama nuoroda, kurios pagalba galima iš karto stebėti, užduoti klausimus ir taip toliau. Na, pagal nutylėjimą šita varnelė nuimta, jos galima nedėti, bet jeigu norite viešai, jokių problemų. Taip, užpildote, paspaudite išsaugoti ir atsiranda štai toks užrašas paskaitų transliacija. Na, aš kaip užrašiau paskaitų transliaciją, tai yra nuoroda paskaitų transliacija. Galima perkelti kur tik tai norite. Kurse turi būti tik viena, aišku, jūs galite pridėti jų, bet realiai kurse būna vienas tas objektas ir visos transliacijos, kai tik jūs baigėte paskaitą, išsaugot, o čia apačioje prilimpa. Taip jos ir dauginasi. Visos transliacijos dauginasi po šito objekto. Jūs galite išnešioti, kaip jūs norit paskui. Prie kiekvienos paskaitos galite nunešti, galite atskirą kažkokią tai. Tai va. Tai toks dalykas. Dabar kaip veikia. Įėjus į paskaitų transliaciją yra 2 mygtukai. Dėstytojas mato 2 mygtukus, transliuoti, stebėti. Studentas mato mygtuką stebėti. Ir yra nuoroda. Štai va šita nuoroda, kur jūs galite pasižiūrėti tą savo, jeigu norit kažkam nusiųsti išorę, taip, jeigu ten varnelę uždėjote, kad demonstruoti VIPS portale. Tai jūs tą nuorodą galite nusiųsti ir žmonės galės stebėti jūsų paskaitą iš vis kažkur tai toli, iš išorės. Tai va, dėstytojas mato transliuoti ir stebėti, o studentas mato tik tai stebėti. Taip, aš turbūt nepasakiau, ko reikia dėstytojai. Labai minimalus dalykai. Webkamera, mikrofonas, garsiakas, viskas, mikrofonas. Tai yra, praktiškai užtenka webkamera. Šiuolaikinės webkameros, gana jos pigios, iki 100 litų galima, sakykime. Tai ten turi ir mikrofoną, kai kurios netgi garsiakalbis. Garsiakalbis atskirai. Tai va, tai jeigu norite naudotis, jums tik reikia turėti paprastą webkamerą, kuri būtų prijungta prie jūsų kompiuterio. Va. Na ir paskui gaunasi štai toks vaizdas. Yra galimybė įkelti skaidrės. Jūs galite įkelti skaidrės. Čia yra visos skaidrės. Kol kas yra padaryta skaidrės PDF formatu, tik tai PDF formatu. Tai reiškia, jūs turite išsaugoti skaidrės į PDF-ą ir tada įkelti. Aš paskui parodysiu viską, dabar neskubėkite, iš eilės viską padarysiu. Va. Ir aš kaip dėstytojas, reiškia, galiu skaityti, vesti paskaitą. Čia yra chatas, tas pokalbio kambarys, kur matau visus prisijungusius studentus iš išorės. Taip, kurie yra iš kažkur, tai irgi jie turi ateiti į Moodle. Sakykime, jeigu paskaita 17.00, jie turi prisijungti 17.00 į Moodle sistemą, paspausti tą nuorodą ir įeiti į mano paskaitą. Čia yra visos diskusijos, matau, kas įėjo, galiu paklausti, galiu padiskutuoti, jie atsako ir taip toliau. Aš skaitydamas, vėlgi labai paprastai skaitau į paskaitą, noriu pereiti į sekančią skaidrę, paspaudžiant norimą skaidrės, perina, rodo kitą skaidrę, demonstruojama. Ir tokį noriu sugrįžti, paspaudžiu čia, vėl sugrįžtu. Dabar čia nesimato, yra 2 mygtukai transliuoti ir įrašyti. Jūs galite tik tai transliuoti, tada nebus įrašyta paskaita, bet galite ir įrašyti. Kaip sakiau, jeigu tik tai jūs įrašysite, tai iš karto šitoje vietoje bus įrašyta nauja paskaita. Sekantį įrašą darote, dar viena bus įrašyta. Ir tokiu būdu jūs tas paskaitas galite įrašinėti. O studentai, kai jau bus įrašas, jie gali labai nesudėtingai, kaip sakiau, dėstytoje prasukti, atsisukti, kur jam patinka. Paspaudžia, dabar klausau pradžią, neįdomu pradžia. Paspaudžia ant šitos skaidrės, iš karto ir skaidrė parodoma, ir tai, ką aš kalbėjau toje skaidrėje. Yra sinchronizuota tarp skaidrių ir dėstytojo. Va.
vienas. Aš paskui parodysiu praktiškai. Viduje nauja kita programinė įranga. Aš jums siunčiau aprašymus, ten prikabinti failai turėjo būti, kuo jinai yra įdomi. Jeigu naudoti VIPS sistemą, studentai negalės jūsų paklausti žodžiu. Taip, jie tik tai galės paklausti raštu. Bet jeigu naudosite video sistemą, jeigu kiekvienam studentui duosite po licenciją, aš apie tai atskirai, tai studentai galės visi susijungti į paskaitą, galėsite bendrauti, galėsite klausinėti, galėsite atsakinėti ir bus daug geresnė kokybė, negu dabar jūs matote. Ir praktiškai nebus jokio atsilikimo laike. Dabar, matot, kažkoks laiko tarpas praeina, kol neina į transliaciją. Jeigu naudosite video, tai yra tiesioginis ryšys. Kur mes jį panaudojam? Komunikacijos fakultete, jungtinė programa, jeigu aš neklystu, tarptautinė komunikacija. Yra studentai, jeigu aš neklystu, Olandija, Belgija, vyko egzaminavimas, baigiamųjų darbų gynimas, komisija sėdėjo komunikacijos fakultete, studentas buvo Olandijoje, vadovas buvo Belgijoje, kažkuriais metais ir Kinija, man atrodo, kažkoks konsultantas sėdėjo, bet tai jokio skirtumo nėra, kadangi mes visiems davėm tas licenzijas ir visi online tiesioginiam laikė bendravo. Ir plus mes dabar turime dar vaizdo įrašą. O aš kaip tik tai kalbėjau ir su prorektom, ir su kai kurių institutų direktoriais, kad kodėl nepadarius, sakykime, doktorantūros gynimo įrašą, arba netgi labai nesudėtinga padaryti magistratūros gynimus. Nebūtina transliuoti, tai yra įrašai, tai yra, jeigu kokios problemos, kokie studentų skundai, visada galima pasižiūrėti, viskas yra. Taip. Va, dabar dėl to licenzijų. Licencijų skaičius yra labai ribotas. Tas ribotas, sakykime, kiek mes turim dabar, apie kokį 600, taip? Dar turime 600 licencijų. Mes gauname kiekvienais metais, reiškia, LIDN konsorciumas dalina tas licenzijas, kadangi čia yra bendras su visų universitetų turtas. Nes Vilniaus universitetas, kaip yra didžiausias, daugiausiai moka, jis gauna daugiausiai tų licencijų. Bet esmė to, kad mes gavome 700 licencijų, virš 700, tai per metus šiaip taip 100 licencijų išnaudoja. Vartotojų ir įdiegtų programų. Vat jeigu, pavyzdžiui, jums duodam licenciją, jūs įsidėgėt 3 kompiuteriuose, jūs 3 licencijas jau sunaudojat. Šitą reikia galvoti kitaip. Šitoje vietoje reikia galvoti kitaip. Aš kai turiu 8 magistrantus, aš jiems daviau tą, sakykime. Bet kol kas sakau, nieks nenaudoja. Jeigu jums reikia, aš jums rezervuoju, jūs galite. Pats principas taip, čia yra. Visada galima nusipirkti papildomai. 3000 licenzijų, 4000 licenzijų. Jokių problemų, tai yra pinigų klausimas. Bet tik aš noriu, kad pradėtų kažkas naudoti. Taip, aišku. O kam jums reikia 14? Žiūrėkit, aš turiu savo licenciją, taip, savo vardu turiu licenciją ir vieną licenciją, sakykime, mes turime kompiuterių klasę 208. Ir aš ateinu, prisijungiu savo vardu, jokios licencijos aš neišnaudoju. Tai man, pavyzdžiui, kaip dėstytojai, jeigu jis skaito klasėje, mes galime, sakykime, instaliuoti į bet kurią klasę. Amfiteatrinę kokią auditoriją. Viskas, vieną licenciją ir jūs turite savo licenciją. Arba netgi jūs net galite net neturėti savo licencijos. Jūs prisijungėte tuo vardu, pavyzdžiui, KF208. Taip, tos auditorijos, sakykime, mes licenciją galime išskirti ne asmenį, o kompiuterį. Šitoje auditorijai. Ir jūs galite, bet visi dėstytojai, kurie ateina, veda paskaitą iš šitos auditorijos, prisijungia ir gali transliuoti. Dabar skirtumas tas yra, kad jeigu studentai turi, šiaip tai galite
pabandyti, o jeigu dėstė magistrantams, sakykime, gali pabandyti, jokių problemų. Tada yra kambarys, aš paskui parodysiu, yra kambarys, į kurį turi studentai prisijungti. Pavyzdžiui, aš turiu kambarį Saulius Preidys. Saulius Preidys yra kambarys, kuriame studentai žino ir į tą kambarį prisijungia. Ir bet kokiu, reiškia, ir visi mes bendraujame. Skaičius? Čia su licenzija, taip. Bet jeigu jūs norite, sakykime, norite ir transliuoti, yra nuoroda, kur mes jums siuntėm nuorodą, taip. Tai vat yra, ta sistema sugeneruoja tokią nuorodą ilgą, jūs paskelbėt studentams, vat prašau, šito adresu jūs galėsite stebėti mano paskaitą. Ten tik tai kol kas negalite jūs nieko paklausti. Yra tik tai stebėjimas, tam tikras uždėlsimas ir taip toliau. Aš manau, mes padarysime tokį dalyką, kad tą čatą, tą vadinamą pokalbių kamerą, kur studentai galės paklausti. Čia tas dalykas, manau, mes įstengsim padaryti. Ir jūs, sakykime, nuorodą, transliacija, o pačio yra paklausimo langas. Tai irgi vienas iš variantų. Va, tai šita sistema yra labai gera tuo, kad, kaip sakiau, jinai prisitaiko prie turimos įrangos, turimo interneto greičio ir veikia visur. Kompiuteriuose, planšetėse, mobiliuose smartfonuose, ten turi ir iOS-e, išmiršau, ir Windows'uose, ir kur? Ne, Android'e. Va, aš jau užmirštu kažkodėl. Ir Android'uose. Tai yra gana patogu, man pačiam teko vienoje pasitarime dalyvauti, sėdint degalinį. Nes nespėjau atvykti į vietą, tai teko prisijungti per, kaip sakiau, 3G ryšį. Ir gerai, mes pasikalbėjom, viskas su vaizdu, su viskuo. Va. Na ir dabar pabandysiu aš jums pademonstruoti šitas sistemas. Pirmiausia, pademonstruosiu Vipsą, tai yra Moodle sistemoje. Čia neturiu kameros. Atneš mano kamerą. Lauk, raktą duosiu. Evgenija. Pademonstruosiu, reiškia, kaip paprastai galima paprastų kompiuterių sukurti vaizdo paskaitą ir paskui pabandysiu parodyti, kaip veikia video sistema. Tik tai iš karto dabar įspėju tuos žmonės, kurie stebi, tai dabar aš žiūriu į ekraną, kurie stebi, reiškia, šitą transliaciją, aš jūs atjungsiu, kadangi mes transliuojame per video, tam, kad ją demonstruoti, reikia atjungti. Tai va, bet visada prašom pas mus užėjti, mes viską parodysim vietą. Reikia tam tikrų privalumų ateinantiems suteikti. Va, tai kol atneš kamerytę, aš jums parodysiu dabar keletą vieną filmuką. Vieną filmuką apie vaizdo konferencijas, kaip nereikia elgtis vaizdo konferencijose. Taip, neturiu kolonėlį, bet tai čia, manau, suprasit. Taip, moteriškė, kurią atveda į vaizdo konferencijų. Sakė, čia vyks vaizdo konferencija, o dabar, na, aišku, blogai, kad nėra kolonėlių. Neturime kolonėlių. Va, na, aš pabandysiu įgarsinti, pabūti įgarsintojų, nes aš tą filmą esu matęs. Reiškia, ten kažkas sėdi visai labai tvarkingai. Apšvietimas, taip, iš karto matosi baisus pas vienus. Taip, bando įžiūrėti, kas ten yra. Šitie pastoviai tikrina garsą. Skamba viskas labai baisiai. Jie nežino, kad garsas įjungtas, bet jie pati... Čia sakau, to aš pajungsiu kolonėlės. Jie vis klausia, ar mus girdit, reiškia. Šitie kažkur tai atsisėdė biškutį šonę, kur jų faktiškai beveik nesimato. Čia. Šitiems nieks nepasakė, kad transliacija jau prasidėjo.
ir išjungtas vaizdas, jie jau sėdi. Šitas vis dar tikrina garsą. Šitas sakė, irgi dar nežino, kad prasidėjo transliacija. Tie vis dar tikrina garsą. Šitas dar nežino, kad prasidėjo jau. Na, toks, žodžiu, visiškas chaosas. Va. Na, ten pasižiūrėsite, aš tų nuorodų įdėjau daugiau. Taip, o aš dabar pabandysiu, reiškia, pademonstruoti. Gerai, net nesvarbu. Pasižiūrės. Štai paprasčiausiai web kamerytė, kuri ten tikrai 100 litų nekainuoja. Užtenka tokios kamerytės, kuri pasijungia į USB. Reikia yra. Štai. Taip, dabar kažkur paslėpiau aš jį. Gerai. Štai, aš vat konkretų kursą pabandysiu demonstruoti. Šioje vietos paskaitų transliacijos, būtent tas įrankis, kur aš įsakiau, jį surasti galite. O jeigu dedate, kur čia yra tas įrankis, tai dėkite arba išteklę, ir va čia yra paskaitos transliacija. Paskaitos transliacija. Aš ją įdedu. Taip. Užpildau laukus. Kita transliacija. Galiu atsakyti, kas čia bus. Sakykime, aš po vieną transliaciją studentams pristatinėję savo kursinius darbus. Irgi buvo filmuojami, kad jie pamatytų, kaip jie atrodo pristatinėjant, galima jiems atskirą. Nes jau matomas ir girdimas. Na, dvi kameros atsirado. Taip, dvi įrangos vienu metu. Taip. Kaip sakiau, šitą varnelę viešinti VIP-slidėm, aš neviešinsiu, spaudžiu išsaugoti ir ten įsidės štai, dabar tarp savo visų, kita transliacija. Įrankis, kita transliacija. Kas yra, ką po to aš padariau, reiškia, na, aš galbūt paspausiu tą, kurią naudojau, bet lygiai tas pats bus ir ten, reiškia, aš matau transliuoti, stebėti. Paspaudžiu transliuoti. Prisijungiame prie serverio. Čia visada patartina leisti. Ir aš video atjungsiu. Viskas dabar jau atjungsiu tikrai, nes viskas atjungta. Transliacijos mes nebeturime. Turime, bet ekrano nebeturite. Taip. Nežinau, kur vaizdas. Na, va, štai.
Na ir viskas, aš jau esu dabar Moodle sistemoje, aš jau dabar esu jau transliuojamas Moodle. Turbūt būtų gerai įsidėti skaidrės. Yra skaidrės. Štai aš turiu liko nuo mano kažkokios paskaitos. Čia galima susidėti. Kaip sakiau, tai yra dedamas PDF formatas. Įsidedu skaidrės. Štai turiu skaidrės. Galiu peržiūrėti. Štai. Ir galiu pradėti transliuoti. Štai darau transliuoti, viskas. Kas dabar Moodle sistemoje yra prisijungę prie mano kurso, studentai, kurie paspaudė stebėti, jie jau gali stebėti. Va čia yra dalyviai, aš matyčiau, kas yra prisijungę. Aš galiu matyti, kas yra prisijungę mano paskaitoje, kas dalyvauja, nereikia žymėtis, siųsti lapuko, viskas labai gražiai matosi ir įraše matysis, kas buvo paskaitoje, kas nebuvo paskaitoje. Ir paskui reikėtų paspausti mygtuką įrašinėti. Štai, paspaudžiu mygtuką įrašinėti, viskas. Mano paskaita jau įrašinėjama ir galiu pradėti šnekėti. Vat, aš dabar čia šneku kažką, tai rodau skaidrės, pereinu, sugrįžtu, vėl einu toliau. Ir tokiu būdu skaitau paskaitą. Viskas. Baigiau, sustabdau. Išsaugau, sakykime, įžangą. Taip, ir išsaugoti. Viskas. Dabar paskaita dar yra transliuojama, bet jau nebėrašinėjama. Taip. Na ir dar galiu pabendrauti su studentais, sakykime, čia yra pokalbiai. Čia visa eiga, kaip aš pradėjau transliuoti, kas prisijungė ir taip toliau. Galiu kalbėti. Štai. Jeigu kažkas kitas, irgi tas pats vyksta. Aš kartais mėgstu, tada padarydavau tokias trumpas apklausas. Duodi klausimą, biškai trupučiuką darom pauzę ir studentai atsako į klausimą, kaip suprato ar kažką. Va, viskas. Baigėsi paskaita. Aš uždarau tą paskaitą. Ir kurse, matot, atsiranda, jisai paslėptas, vaizdo įrašas, įžanga, kaip aš įrašiau, bet tai yra paslėptas, aš jį galiu paskui atnešti, kur noriu, padėti prie atitinkamos paskaitos ar kaupti archyvą. Na, pavyzdys, sakykime, čia seminaro pranešimai, o mano studentų pranešimai. Na, sakykime, apie Agile. Ir aš galiu bet kada, matau, kažkokios buvo diskusijos dar apie iteracijas, kažkas klausė, studentai klausė nutolę, klausė to studento, kaip apie tą, reiškia, Agile. Taip. Bet studentai, aš supratau, kurios skaidrės, jie mato visas skaidrės, ne tą, ką jūs konkrečiai dabar rodo tam lange. Ar kaip čia vyksta? Geras klausimas. Aš iš studento pusės nežiūrėjau. Aš supratau, gaunasi kaip iš pranešėjo pusės. Bet tai studentas tą ir mato. Viskas aišku, viskas gerai. Ir studentas mato dabar tą, ką aš dabar matau, ką aš jums rodau. Bet jis apačiau nematys, tas, kad peržiūrė įrašą dabar, nematys apatinių skaidrų. Matys? Jisai gali, bet jis negalės valdyti. Taip, jis negalės manęs prasukti realiam laikė. Jis matys. Bet kai įrašas jau yra, jisai gali, sakykime, aš galiu be problemos perėti prie atitinkamos skaidrės ir pasižiūrėti, paklausyti, kas buvo kalbama šitoje skaidrėje. Skaidrės pasirinkimas reguliuoja įrašą flankę. Taip. Man nereikia prasukti kažkokią tai atitinkamą vietą, aš galiu tik tai pamačiau, įdomus piešinukas, Agile metodas ir aš atsisukau tą piešinuką ir dabar klausau, ką jinai čia man pasakoja apie tą metodą. Tai va, šitoje vietoje aš esu sudėjęs studentui, vėlgi, čia galima dar sugalvoti įvairiausių. Galima vertinti, tegul studentai vertina, jeigu jūs įdėsite
o čia matau irgi buvo testavimai, yra kažkokie tai bendravimai. Ir vėlgi galima, reiškia, pristatymas, galima įdėti į formą tą nuorodą, galima, kad studentai vertintų viens kito pristatymus ir taip toliau, taip toliau. Vėlgi, kas nebuvo toje paskaitoje tame seminare, jiems tikrai patogu prisijungti ir pasižiūrėti, išklausyti. Va. O aš savo paskaitas, kadangi aš labai pamėgau paskui pastaruoju metu duoti medžiagą savaitėmis, jūs žinote, Moodle sistema yra teminis pateikimas, yra savaitinis pateikimas. Pamėgau savaitėmis, tai va kiekvienos savaitės visur yra skaidrės ir paskaitos vaizdo įrašas. Čia kita sistema. Čia mano pradžioje, kadangi tų sistemų buvo daug ir aš bandžiau ir viena sistema, ir kita. Čia video sistema, kad ta, kurią aš vėliau demonstruosiu, irgi yra puikia galimybė, tik tai šitoje vietoje jau nelabai pavyks atsisukti. Taip, galima, jūs tik nematote visų skaidrių. Taip, jūs galite irgi prasukti, galite naudotis. Čia yra video sistema, lygiai tokia pat jūs matysite ir mūsų įrašą, mūsų seminaro įrašą, o tokiu būdu jūs matysite, kaip viskas vyksta. O toliau aš vis dėlto perėjau prie Moodle sistemos, kai mes jau gavome priėjimą prie Moodle sistemos ir štai visur vėlgi yra paskaitos ir studentai vėlgi, sakau, gali bet kurią paimti ir pasižiūrėti. Tai va tiek, kad yra su šita sistema VIPS. Jinai yra labai nesudėtinga, aš nežiūriu čia laikrodį, kalbu ir tiek. Yra nesudėtinga ir jūs puikiai galite jau naudotis. Naudotis, kaip sakiau, tai reikia paprasčiausias web kamerykas ir viskas. Gal turi klausimą dėl šito? Tai klauskite. Ne, tada kamera, tada pačiame kompiuteryje yra. Užtenka. Taip. Tik sakau, jeigu jūs vaikščiosite, tada jau šitas variantas turėtų būti. Arba mikrofonas, kas tai yra nepatogu, prisėdamas yra patogu. Bet tai jau sudėtingiau. Bet jeigu jūs tokiu būdu, kaip aš sėdėdamas ir vedu, tai jokių problemų jūs galite. Ten aš nenaudoju, aš naudoju tik tai šitą kamerą. Jokių mikrofonų tai nebūdavo, ten garsas kuo puikiausiai. Va, ir to pilnai užtekdavo. Va, tai čia šita sistema, bet kaip sakiau, kiekviena iš jų turi pliusų ir minusų. Šitos sistemos minusas tas, kad iš kitos pusės gali tik tai paklausti raštu. Dabar video. Taip, aš šitą dabar išjungiu. Šitą turbūt palieku. Kur mūsų video? Tai, aš čia rasiu pirmiausia. Tai aš atsijungiu dabar čia. Va, šitoje vietoje, jeigu jūs norėtumėt naudoti šitą sistemą, jūs turėtumėt kreiptis į mus. Mes jums suteikėme prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jeigu jūs norite savo studentams taikyti, taip pat tada studentams, kiekvienas studentas gaus savo prisijungimo vardą slaptažodį. Va, sakykime, yra čia šitos auditorijos licenzija, bet aš galiu ateiti su savo prisijungimu. Reikia dar atsiminti savo slaptažodį. Kadangi pas mane viskas automatiškai prisijungia. Prisijung savo. Pamiršau slaptažodį savo. Kokį nors. Ko Jevgenijus pagelbės man, čia jūs galite, šitas licenzijas turi visi universitetai, visų universitetų daugelis darbuotojų. Tai reiškia, jūs galite, jeigu turite partnerius kituose universitetuose, jums reikia ar projektiniai kažkokie tai veikloj, jūs galite tikrai pasiimti ir jūs
Kiti universitetai taip pat duoda dėstytojams ir jūs galite daryti savo tos mitingus iš savo darbo vietų be jokių problemų. Va, aš parodysiu, reiškia, yra štai toks įrankis. Aš paspaudžiau žvaigždutę, aš pamatau, kas yra šiuo metu prisijungę. Vat Vilkaviškio ligoninė. Ir irgi turi, reiškia, kažkoks partneris kažkokio universiteto. Galima tiesiogiai prisijungti prie, jeigu ten turite draugų, galite pabendrauti. Gytis Cibulskis Kaunas, Egidijus Grigūnas Vilniaus kolegija, Dominikas Baltrušaitis Kauno kolegija, aš jau, kadangi čia nutulininką iš juos pažįstu. Va. Ir jūs galite be problemų Štreimikis KTU, taip, Aldona Judelienė muzikos akademija, teatro. Na, Grigaliūnas, kuris ieško. Grigūnas. Čia Grigūnas. Čia yra Viko, Vilniaus kolegija. Trinkūnas VGTU, Tomasonis Vilniaus kolegija. Na ir taip toliau, taip toliau. Va, ESEC čia yra mūsų transliacija. Per šitą kambarį vyko transliacija. Ir dabar aš galiu prisijungti prie tavo kambarį? Galiu. Vat, aš dabar įsivaizduokite, vyksta transliacija, jūs transliuojate paskaitą ir studentai, jūs pasakote, štai mano kambarys, tokią valandą, prašom prisijungti. Ir aš prisijungiu. Štai. Reiškia, čia jūs matote prona kamerą, o va čia aš esu čia. Va, ir matot, ja, negali dubliuotis du mikrofonai. Kuo patogu? Kaip sakiau, jūs galite matyti visus, kas yra tame kambaryje. Aš matau, kad yra įrašinėjama viskas. Aš galiu pabendrauti čatu, taip, jeigu jau reikia kažkaip, tai vyksta kažkokia konferencija ir noriu tarpusavį paplėpėti. Nu, žinot, kaip didelių grupė jūs galima paplėpėti, netrukdant niekam. Galiu išsidėsyti ekraną, kaip man patinka. Taip, jeigu čia būna daug prisijungę žmonių, vienu metu matosi 9, bet kiti egzistuoja, jie yra, bet jų nesimato. Bet jeigu dabar pastebėt praktiškai, matot, uždelsimo kaip ir beveik nėra. Nes čia vyksta jau tiesiogiai bendravimas. Biškut yra, taip, bet labai visi nežymus palyginus. Kaip sakiau, reiškia, yra 9 vietos, kuris galite matyti 9 žmonės iš karto, bet jeigu kuris nors pradeda kalbėti, jis iš karto atsiranda ekrane. Sakykim, tas 10, kuris išstebi studentas, 10 studentas, kurio nesimato, jisai tyli stebi, bet nori paklausti. Kai tik jisai klausia, iš karto jis atsiranda ekrane ir jisai jau klausia. Toliau, aš galiu be problemos paskleisti savo ekraną, pašėrinti ekraną. Taip? Vat, sakykime, jeigu turiu daug langų, aš šiuo metu esu atsidaręs tik tai skaidrės ir yra visas ekranas. Tai aš galiu, kurį noriu, arba konkretų langą parodyti visiems, arba visą ekraną. Jeigu aš rodau visą ekraną, viskas dingsta, bet transliacijoje, jeigu jūs stebite transliaciją, jūs jau matysite šonę ir ekraną. Tai yra, jeigu čia bus, aš galiu demonstruoti kažkokius tai programas rodyti ar dar kažką, tai galiu panaikinti ir vėl atsiranda tas vaizdas. Va. Na ir valdymas visas, reiškia, galiu ir pasislėpti, jeigu dabar transliaciją aš pradingsiu, reiškia, turėčiau pradingti, išjungti garsiakalbį, vėl atsirasti ir taip toliau. Tai va, su įrašymu trupučiuką sudėtingiau, yra webinė aplikacija, ten jau valdymas šiek tiek sudėtingesnis, bet tokia galimybė irgi yra. Taip, aš dabar čia turbūt. Paspaudęs reiškia, na, tiek to aš nesijungs, nes aš nežinau savo slaptažodžių.
Per webinę aplinką jūs galite irgi mygtukas įrašymui. Nu, čia toks šiek tiek sudėtingesnis, bet tas dalykas tikrai įmanoma ir jūs matėt toje medžiagoje, kur aš jums siunčiau, ten yra viskas aprašyta. Tai va, tai tokius įrenginius mes turim ir galim naudoti. Tai va, sakiau, jeigu jūs norėsite šitą sistemą naudoti, tai jinai patogi tuo, kad, kaip sakiau, galima bendrauti tiesiogiai iš abiejų pusių. Tai jeigu magistrantų grupė nėra labai didelė, tai ir tikrai norite naudoti, tikrai jokių problemų mes galim suteikti licenzijas ir galite bandyti tą daryti. Tai va, tai tiek. Jeigu turit klausimą, klauskit, o jeigu norite, gal po nedidelės pertraukėlės, kaip aš žadėjau, kviečiu pabandyti įrašyti paskaitą savo. Kelias minutės. Pamatysite, kaip tai atrodo, ar tai labai baisu. Galėsim organizuoti, ne? Va. Tai jeigu bus norinčių, kviečiam į 206. Pažiūrėsite, kokią mes ten turim įrangą. Kaip? Ai, galim ir čia. Taip, galima ir čia, teisingai galima ir čia. Naudojant VIP sistemą, jūs galite sėsti ir pabandyti įrašyti kažkokią paskaitą. Tai va, tai gal dabar klausimų. Tada pirmiausia, dėl šitos, kaip jūs klausit? Jeigu jūs naudosite, galima turbūt parsisiųsti. Ten tik tai reiškia, guli serverė, Kauno serverė, bet mes parsisiųsdavom, tikrai galima. Taip, ten parodysiu. Va. Ten, man atrodo, AVI. Ar MP4 ar AVI? Jo, gali būti MP4. Va. Tai MP4. Tai paskui jūs galite, kur norite, galite dėti į YouTube ar kažkur savo kanalą, jeigu norite. Bet vėlgi turime vietos, kol kas nieks mūsų nevėja, jūs... Ne, tai pasakys, jeigu kažkas bus, tai pranešta. Tai čia šiais laikais, žinot, su vieta virtualiais serveriais, taigi plečiasi, čia nieko to nėra. Tai kiek mes esame jau prirašę, mums niekas dar negazdina, kad reikia susirinkti savo vaizdus. Tai va. Tai tiek turbūt jau klausimų nėra, o šiaip sakau, bandykit, pasimkit kokią vieną grupę, nedidelę. Jeigu turi, sakau, projektus, tikrai galima suteikti ir užsienio partneriams tą licenciją, nieko baisaus. Reiškia, galite bendrauti. Konferencijos, jokių problemų, jeigu vyksta konferencijos, mes galime transliuoti, galite ir jūs transliuoti. Gana patogu, jeigu jūs negali atvažiuoti koks nors užsienietis, suteikti tą galimybę skaityti užsieniečiui iš kažkur, tai vėlgi pavyzdys. Pavyzdys mes turėjome vieną konferenciją, kur skaitė pranešimus iš neatvykę į Lietuvą. Štai, va, jau šita salė jau tokia solidesnė, yra 2 kameros, matot iš karto, čia irgi su video būtent įrašyta. Kamera tukta į žmonės ir tas, kuris skaitė pranešimą, skaidrės. Vat, ir kažkur to aš atsuksiu, vat šitoje vietoje skaitė pranešimą iš nežinau, Belgijos, man atrodo. Lektorius, kuris buvo ir skaidrės, viskas, nežinau, čia. Taip, čia pertrauka. Va, čia kitas irgi iš kažkur tai, nebepamenu. Va, kuo puikiausiai jisai galėjo tą pranešimą paskaityti. Visi išklausė, visi davė klausimus jam ir jam nereikėjo važiuoti. Va.
Būna toks variantas galbūt, nes dabar kiek aš matau, kiek aš gaunu laiškų, tai pagrindinis iš konferencijų, kvietimas į konferencijas, tai visada vienas iš pagrindinių tokių tekstų, kad pratęsėme registraciją. Nu, reiškia, tų konferencijų vyksta be galo daug ir nesurenka žmonių. Tai kodėl nepabandžius o tokį dalyką? Na, vėlgi, kad Briuselį teko dalyvauti konferencijoje, tai skaitė vienas profesorius iš Stanfordo universiteto, bet ten buvo kita metodika taikė. Reiškia, jis atsiuntė vaizdo įrašą iš anksto savo pranešimo, o pats kabojo online. Reiškia, pats išklausė tą įrašą, o paskui klausimus atsakinėjo gyvai. Na, turbūt klausimas, kodėl taip? Vėlgi, rizika. Jeigu lėtas ryšys ar dar kažkas ar nuluš, tai jisai ten kabėjo, klausėsi, o bendravo paskui kažkur virtuvėje sėdėdamas, nes ten vėlgi skirtumai buvo. Tai tokias padidinti konferencijų, sakim, dalyvių tarptautiškumą tikrai įmanoma. Tai toks tų konferencijų, vaizdo konferencijų panaudojimas. Aš tą atnaujintas skaidrės įdėsiu, nes jūs rasite, kaip visada, ir vaizdo įrašas, ir atnaujintas skaidrės. Dar vienam tokia informacija, reiškia, kadangi jūs čia esate, čia susiję su vaizdo konferencijomis, mes Moodle sistemoje, vėlgi studentų prašymų, studentų atstovybės prašymų, įdėgiam tokį dalyką, jeigu, sakykime, jums reikia įvertinti daug darbų. Taip, tai yra prikabinį darbą, įrašai pažymį ir reikia, studentai yra nepatenkinti, kad jie gauna pažymį, bet nežino komentaro, kodėl tas pažymys, kodėl vienoks ar ne kitoks. Jeigu turite daug studentų, reikia rašyti, labai daug rašyti, neįdomu. Tai mes padarėm tokią galimybę, jūs galite įrašyti balsą. Kiekvieną feedbacką galite pasakyti, kodėl toks pažymys, o ne kitoks. Irgi ten, kai yra, jūs rasite, kai reiškia, vertina darbus, yra galimybė arba MP3, arba garsu, arba netgi ir vaizdu, jūs galite pasakyti. Ir kiekvienam studentui savo vertinimą, kodėl toks, o ne kitoks, galite įrašyti. Tai toks variantas, nes čia studentų atstovybė norėjo taip išbandyti, ar kas nors naudosis, ar nesinaudos. Tai. Čia jūs pasirinkat. Jeigu, sakykim, jis gavo 10, tai ką ten bevertinti, taip. Bet jeigu ten kažkoks labai toks slidus reikalas, tai galite konkrečiai tam įrašyti kažkokį paaiškinimą. Nesakau, kad visiems ten. Bet yra tokia galimybė, mes tą galimybę suteikėm. Taip, iš programavimo specialybių nieko nėra. Tada nesakysiu, ką mes tam įdėgiam programuotojams. Tai gal tiek. O šiaip sakau, taip mes transliaciją taip ir baigiam.